Katinas ėmė ir išprotėjo. Tada jis nusipirko rietę žalių siūlų, ilgą lenciūgą ir 3 bandeles. Po šitokio sukrėtimo jis vėl atėjo į protą ir daugiau niekada taip nebedarė. Kitą sykį du tokie katinai sumanė išsivirti sriubytės. Jie nusipirko kopūstą, morką, svogūną ir išsivirė sriubytės. Ir kai sriubytė jau buvo išvirusi, katinai su siaubu prisiminė, kad jie yra katinai ir sriubytės, ypač kopūstų, nevalgo. Tada jie nusprendė šitą sriubytę padovanoti varguoliams. Šitą istoriją mus moko, kaip reikia rūpintis pažemintais ir nuskriaustaisiais. Bet katinai prisiminė ją vidury nakties pagunda išpilti šaltą prakaitą.